Labas. Žinai, žmonės kai ko labai labai svarbaus nežino. Ir jie nežino to, kad jie nėra vien tik fizinis kūnas. Tai reiškia, ne vien tik fizinį kūną gydantis daktarai, gydytojai gali jam ar jai padėti. Labai neretu atveju būna taip, kad yra skiriami vaistai slopinti simptomam. Dėl ko kyla tie simptomai? Tai nebūtinai, kad yra kažkokia liga. Kodėl kai kuriem ligų nenustato, bet simptomai vis tiek egzistuoja. Žmonės tiesiog nežino, kad yra tokie dalykai kaip psichosomatika. Nežino, kad jų kūne yra daugybė neišgyventų užspaustų emocijų. Nežino, kad pradirbus kai kuriuos savo energetinius, galima sakyti, centrus kūne, jie jaustųsi visai kitaip, jie galvotų visai kitaip. Tai yra reikia grįžti į tam tikrus buvusius ankstesnius prisiminimus ir sutvarkyti juos iki galo. Jeigu iki šiol kažkas, kas nutiko labai senai, jūs pykdo, reiškia tai dar neužbaigta. Jeigu kažkas, kas buvo labai senai, iki šiol jūs jaučiat kaltę, reiškia tai dar neužbaigta. Jeigu dėl kažko iki šiol jūs liūdite, tai dar neužbaigta. Supraskite, kad tai yra svarbu, jūsų psichika, jūsų vidinis, emocinis kūnas, jūsų išgyvenimai, jūsų prisiminimai yra svarbus. Ir jeigu jūs iki šiol turit kažkokių neužbaigtų tokių dalykų, neišspręstų situacijų iki galo, nes turi būti nulis tarsi. Ir kas, taip kažkada susipykom. Aš suprantu, aš priimu, gal tas žmogus, gal kitas. Labai turi būti lygi situacija. Jeigu jūs iki šiol galvojate apie kažką tai ir jaučiat pyktį, jeigu jūs iki šiol galvojate apie kažkokį įvykį, iki šiol jums atrodo liūdna arba iki šiol verkiate, reiškia tai prašosi jūsų dėmesio. Ir jūs turite sugrįžti tenai su tam tikrų vedlių mentorių pagalba. Aš irgi tą siūlau, aš hipnoterapijos turiu metodą, tam, kad išspręstumėt tai iki galo. Paleistumėt visus tos nuodus, kurie jūs nuodėja jūsų kūne, visas tas užsistingusias, visas emocijas, viską paleistumėte. Gana gyventi istoriją, laikas gyventi dabartimi. Plius reikia paleisti ir dar ateities iliuzijas, ko prisikuriam. Apie tai, kaip kas turi būti, turėtų būti. Reiktų, kad būtų. Arba taip, kaip turim gyventi būtinai ir panašiai. Visus dalykus irgi reikia paleisti. Tai aišku, kad jūs jaučiatės blogai. Žmonės jaučiasi blogai. Jeigu jie turi kažkokios uodegas iš praeities, jie jaučiasi blogai. Ir negali jaustis gerai, todėl kad groja plokštelė senų emocijų. Tai kaip jūs jausitės gerai šiandienos, nors ir nuostabus įvykis, nuostabus gyvenimas, kaip jūs jausitės gerai, jeigu pas jūs groja sena muzika. Kabutėse muzika. Sena plokštelė groja. Senų jausmų plokštelė, senų išgyvenimų. Jūs nesate čia. Jūs sėdit, pas jūs nuostabus įvykis gali gyvenime būti, o viduje emocija bus. Kodėl? Todėl, kad jūs nešiojatės bagažiuką, kurio jums nereikia. Kurio niekam nereikia. Lygiai taip pat, aš niekom neišskirtinė, aš tą bagažiuką irgi tvarkausi. Suprantat, norite eiti per gyvenimą, tai gal šiukšlės reikia išsikratyti. Tai lygiai tas pats, yra tam tikri dalykai, yra šiukšlytės, yra kažkokie likučiai, kuriuos reikia iki galo susitvarkyti, išspręsti, padaryti vietos naujiems dalykam, naujam įspūdžiam, naujom emocijam. Naujam gyvenimui. Tai mėlyje, nepamirškit, kad tai yra svarbu, jūs esat svarbus. Jūs esat žmogus, jūs visko išgyvenat. Taip visko buvo, pas visus visko buvo ir negalim lygintis pas tą mažiau, pas kitą daugiau buvo. Ne kiekvienas išgyvena tai, kas jam ir kiekvienam yra jo dalykai skaudus, svarbus kažkokie tai ir ne.
Tai reikia viską, kas buvo dar nesutvarkyta, susitvarkyti iki galo. Ir tada ir jausitės geriau, ir nereiks lankytis kartais ir pas gydytojus taip dažnai, todėl kad yra ne tik kūnas. Kūnas yra mūsų priemonė išgirsti per skausmą, per nepatogumą, per spaudimą apie tai, kad kažkas yra galbūt negerai. O vat kas negerai, tai reikia žiūrėti į save kaip į visapusišką organizmą. Kad jūs esat ne tik kūnas. Ne? Jūs esate, ne tik kūnas. Yra ir jūsų mintis, yra ir jūsų siela, ar ne? Yra jūsų kiti kūnai. Aš jau nekalbu, kad jų yra ne vienas. Tarkim, jūs nematot ir netikite, ne? Bet nepaisant to, jie egzistuoja. Jūs galite netikėti, bet jie yra. Tai va, reikia savim rūpintis iš visų perspektyvų. Ne? Tai reiškia ir fiziškai galbūt, bet tuo pačiu ir dvasiškai, ir psichologinė prasme jūs turit gerai jaustis. Ne tik, kad gražus kūnas, o viduj Tai va. Branginkit, mylėkit save ir žinokit, kad ne visą laiką galima išspręsti viską vien tik tai užspaudžiant emocijas, jausmus, simptomus cheminiais preparatais. Kartais jums reikia pokalbio, kartais reikia apkabinimo, kartais jums reikia meilės, kartais padaryti kažkokius gyvenimo sprendimus, kartais žengti žingsnį kažkur į priekį, išspręsti situacijas, ar ne? Tai yra ne tik dėl to. Jums gali persiplakti, pavyzdžiui, širdis dėl nerimo, bet gali būti ir fiziologinė prasme. Reikia žiūrėti į save iš visų pusių, visapusiškai. Jūs nesat tik kūnas. Jūs esat šitas daugiau. Tai va, rūpinkite savim, mylėkit save ir žiūrėkite save ne į kaip sugedusi mašiną, nes jūs ne daiktas. Jūs esat gyvas, gyvas organizmas. Taip, kad reikia į save žiūrėti ne į kaip daiktą. Jūs ne robotas, kad jums detalę reikia pakeisti. Suprantat, apie ką aš? Tai va, myliu, siunčiu geros energijos, meilės, palaikau. Ir jeigu kuo galiu padėti, visą laiką galit kreiptis. Pasidalinti savo sunkumai, savo skausmu, savo nelaimėm. Ir nesijausti su savo problemom ar iššūkiais vieni. Jūs ne vieni. Jūs galit nuspręsti būti vieni ir užsidaryti nuo viso pasaulio. Bet šiaip jūs nesat vieni. Girdit? Jūs nesat vieni. Jūs galit nuspręsti būti vieni. Bet jūs nesat vieni. Niekada. Viskas. Gražios dienos.